Labas. Šios dienos tema - Helicobacter pylori bakterija. Ir kaip visada, kalbinsiu vaistininkę Eglę Žemkauskienę, nes visada norisi jos iškamantinėti, ištraukti iš jos kuo daugiau žinių, pagal jos kompetenciją tikrai galima tai daryti. Labas, Eglute. Labas, Andžela, sveiki visi klausytojai. Tai prieš eidami į šią temą noriu labai tavęs paprašyti, jeigu tu dar nesi užsiprenumeravęs šito kanalo, tiesiog paspausk užsiprenumeruoti. Mums tai padeda augti. Labai dėkojam iš anksto. Tai ką, Eglute, Helicobacter pylori bakterija. Kaip jau ir minėjau, prieš įeinant į šitą video, man tas žodis, tai tu labai poetiškai jį ištari, o man tai toksai, jisai sudėtingas, bet tau lengvai tarėsi, bet iš tikrųjų tai yra, toks ganėtinai rimtas reikalas. Ganėtinai rimtas. Tai nuo pradžių norėčiau tavęs paklausti, kas aplamai yra šita Helicobacter pylori bakterija ir kada žmogui jį dažniausiai nustatoma. Tai kaip ir sakei, kad tau tarėsi sunkiai, man lengvai, tai ir pati bakterija yra tokia gudri, jinai gali keisti savo formą, tai turbūt greičiausiai dėl to tau vienaip jinai tarėsi, man kitaip, nes jinai iš tikrųjų turi dvi formas. Ir dar viena iš priežasčių, kodėl man tarėsi lengvai, nes aš ją dažnokai tą bakteriją įvardinu, tiesiog pasakau šitą žodį Helicobacter pylori, nes dirbdama vaistinėje dažnai su ją susiduriu. Ir tai yra bakterija, kuri vis daugiau ir daugiau žmonių paliečia ir būtent duoda apie save žinoti. Kaip bebūtų baisu ar keista, ar tiesiog tokia statistika, kad 50% žmonių turi šitą bakteriją. Tik tai ne visi jaučia, kad ją turi ir ne visiems jinai ir yra pavojinga ir ne visiems sukelia kažkokius neigiamus simptomus. Ar kažkokį, tarkim, kažkokią rimtą ligą, kaip tarkim onkologija, ar ne? Ne visiems. Ir turbūt didžioji dalis žmonių net neįtarė, kad turi šitą bakteriją. Kai klausiai, kas tai per bakterija, tai taip, jinai yra pikta bakterija, bet ji būna pikta tik tai, kai būna aktyvioje formoje, spiralės formoje, kai būna aktyvi. Ir koks buvo sekantis klausimas? Nesekantis, bet prie to pačio. Prie to kito klausimėlio dar, tai yra bakterija, Eglute, kuri randasi skrandyje. Taip, nepasakiau taip. Šita bakterija randasi skrandyje ir, kaip minėjau, jinai yra dviejų formų ir ta aktyvi, ta baisioji forma turi spiralės pavidalą, o ta pasyvi forma turi tokį kaip ovalinį pavidalą. Medicinoje vadinama kokinė forma. Tai būtent žmonės jaučia simptomus, dažniausiai gastritą, ar ne, tai paskui jau gal apie tos simptomus kitus pašnekėsim, kai yra ta aktyvi forma, spiralinė. Tai kada žmogui, dažniausiai jinai nustatoma? Kas žmogui tiesiog kokie veiksniai veikia? Gal žmogus net nesusimąsto, kad tai labai įtakoja ir per tai žmogui yra nustatoma šita bakterija. Tai dažniausiai jaučia žmogus skausmą, kur už krūtinkaulio duobutėje, deginimą, prastą virškinimą, tiesiog tokius daugiau, sakykime, su virškinimu susijusius simptomus. Bet kada jau būna pažengusi forma, gali žmogus jausti jau ir pilvo pūtimą ir pykinimą. Ir gali būti, pavyzdžiui, toks simptomas, kur net nepagalvotum, kad tai susijęs su šita bakterija, tai blogas burnos kvapas. Irgi gali išduoti, kad yra Helicobacter.
Ir pavyzdžiui, toksai kaip atrodo dar vienas iš simptomų, kad žmogus negali suvalgyti didelės porcijos maisto. Jisai tiesiog biškutį užlesa ir jau jam negerai, negera jau yra pripildyta skrandį. Bet gal Mhm. sakykime, čia tokie jau pažengusios formos yra simptomai, bet dažniausiai tai yra skausmas, deginimas, rūgštingumas, refliuksas. Mhm. Čia simptomai. O, Taip, o esi dar savo ir paskaitose, ir konsultacijose minėjusi, kad tai labai įtakoja stresas. taip. Vat tie kažkokie tie dalykėliai, kurie labai įtakoja va šitą atsiradimą. Trumpai. Gal tiesiog pradėkime nuo to, vėlgi Mhm. grįžkime, nepradėkime, grįžkime prie tų dviejų formų. Mhm. Prie tų dviejų helikobakter formų, ta aktyvi ir ta neaktyvi. Žodžiu, kai bakterija, kai yra jai palankios sąlygos, ji pasidaro aktyvi ir sukelia tuos simptomus dažniausiai, nes ta neaktyvi gali duoti lėtinį tą gastritą uždegimą, bet rečiau žmogus jaučia. Tai jeigu žmogus, tarkim, turi helikobakterį, bet jisai nieko nejaučia ir, tarkim, turi, na, atėjo toks momentas, kai turi didžiulį stresą, ar ne, ir tas stresas jisai tęsiasi. Tai to pasiekoje ta neaktyvi forma pereina į aktyvę formą ir sukelia tuos minėtus simptomus. Tai nereiškia, kad žmogus nuo streso užsikrečia su helikobakteriu. Nu, ta prasme, jinai sėdi ta bakterija, bet kol nėra kažkokių palankių sąlygų, bet tos palankios sąlygos yra ne vien tik stresas. Palankios Mhm. sąlygos tai yra, pavyzdžiui, dažnas antibiotikų vartojimas, neracionalus vaistų vartojimas. Tų protono siurblio inhibitorių neracionalus ilgalaikis vartojimas. Tai yra, žinai, ar ne? Žinote, klausytojai, Pa, kad tai yra vaistai nuo paminėk. rūgštingumo. Mhm. Ne? Nu, dažniausiai tai turbūt visi pažįstam omeprazolius ir tos klasės vaistus. Kas dar dabar aš čia esu, kad nepamirščiau užsirašiusi, kad, na, dar gali būti tos palankios sąlygos, tai pavyzdžiui, kai yra imunitetas nusilpęs. Kai yra imunitetas nusilpęs, tai reiškia, pati imuninė sistema nebesugeba sukontroliuoti irgi nesugeba tos gleivinės regeneruoti. Nes bakterija, kada jinai yra aktyvi, spiralės forma, jinai turi sraigtą, jai labai svarbu yra įsisukti tą sraigtą į gleivinę. Ir jeigu ta gleivinė yra pažeista, dėl įvairių priežasčių ar ne, dėl streso, dėl dar nepaminėjau prastos mytybos, dėl pažeistos gleivinės, na ir tiesiog mes turėsime išbujojusią ir pasiruošusią daugintis tą aktyvią formą, nes ta aktyvi forma labai dauginasi, o ta pasyvi praktiškai jinai nesidaugina. Supratau. O žmonėm jau nustato šitą bakteriją. Tu mane girdi? Taip. Aha. Nustato bakteriją ir, na, dažniausiai tradiciniai medicinoje išrašo antibiotikų. Sugeria Mhm. tą antibiotikų kursą ir po to kurso sugėrimo, nu viskas pagerėja. Ar gali jį vėl atsinaujinti? Taip. Tai čia ir gali, ir labai dažnai tai nutinka. Nes įsivaizduokit, na pavyzdžiui, pas žmogų gali vienu metu būti ir aktyvios tos formos helikobakter, ar ne, ir tos pasyvios formos, tos kokinės, ir spiralinės, ir ovalios formos. Ir antibiotikui dažniausiai jautri ta aktyvi forma. Ta ovali kokinė forma, jinai labai, nu, tokia, galima sakyti, atspari, nejautri antibiotikam. Antibiotikai jos praktiškai neįveikia. Tai jeigu žmogus būtent kada pradeda gerti antibiotikus, pas jį yra, tarkim, tos daugiau neaktyvios formos, tai įsivaizduokit, jisai sugeria antibiotikų kursą, antibiotikai veikia tik tai aktyvią formą
Ir praeina kažkiek laiko, atsiranda palankios sąlygos bakterijai pavirsti į aktyvią formą ir jeigu daug tuo metu būna tos neaktyvios, jinai persiverčia į aktyvią ir vėl žmogus jaučia tuos simptomus. Tai galima pasakyti paprastai taip, kad mums labai svarbu yra išnaikinti aktyvią formą, bet jeigu jau taip nutiko, kad neišeina ir vis lieka tos neaktyvios formos tame skrandyje, ne, mes tada ką galime padaryti, tai tiesiog nesuteikti šansų tai bakterijai. Mes galime su savo gyvenimo būdu padaryti, kad ta forma niekada ir nebesiaktyvuotų. Tai reiškia, kaip minėjau, prižiūrim skrandžio gleivinę, kad jinai būtų tolygi, kad jinai būtų nepažeista, kad būtų reikiamas gleivių kiekis, kad būtų tinkamas ląstelių gaminančių rūgštį kiekis, nes mūsų skrandžio gleivinėje nėra visos ląstelės vienodos, bet čia nenoriu sudėtingai pasakot, bet tiesiog tai yra svarbu, kad skrandžio gleivinė būtų sveika. Ir tik tai skrandžio sveika gleivinė, jie pati žino, kiek tos rūgšties pagaminti ir kiek to fermento pagaminti ir taip toliau. Tai tiesiog mūsų rūpestis yra nesuteikti tai neaktyviai bakterijai šansų aktyvuotis. Tai reiškia, kaip ir minėjau, ar ne, nevartoti neracionaliai vaistų, sveikai maitintis ir nealinti savo skrandžio su aštriu, apdorotu termiškai maistu ir taip toliau. O Eglutė, tu turėjai labai tikrai greičiausiai nemažai konsultacijų pati. Taip. Žmonės kreipiasi būtent dėl Helicobacter pylori bakterijos, ar ne? Ir tai dabar, ką tu nupasakoji, tas antibiotikų vartojimas, tai jis toks gali būti kaip užburtas ratas. Žmogus gali vartoti, pagerėja. Ir turbūt susiduri, kad taip gal žmonės ir netgi ir darė, ar ne? Taip. Ir mano patarimas būtų toks. Čia mano patarimas. Ir tas patarimas nėra kažkoks teorinis, bet iš to, ką aš matau dirbdama vaistinėje ir su kuo susiduriu būtent su žmonių pasakojimais, ar ne, apie tą būtent gydymą. Taip. Tai jeigu žmogus nejaučia simptomų, pavyzdžiui, padarė jam iš kraujo tyrimą, nustatė, kad jisai turi antikūnių. Ten, tarkim, jau Helicobacter pylori bakterijos antikūniai kraujo tyrimas, ar ne, rodo, kad ten jau viršyje visas normas, bet Taip. Žmogus nejaučia nei tų refliuksų, nei skausmo, nei pilvą jam pučia, nei blogas kvapas, nei kiti simptomai. Tai nereikėtų gerti antibiotikų, nereikėtų gydymo pradėti, nes tiesiog neveiks antibiotikai, neveiks tos neaktyvios formos. Tu tiesiog nusialinsi savo imunitetą, ko pasekoje ta neaktyvi forma aktyvuosis. Ir labai didžiulė klaida būna, kai žmonės pradeda gydymą vien tik tai iš to kraujo tyrimo antikūnių. Tai labai dažnai būna rezultatas pablogėjimas sveikatos. Ir aš turiu tikrai artimoje aplinkoje liūdnų pavyzdžių. Bet jeigu yra visi simptomai ir jau žmogų vargina, ar neįsivaizduokit, negali nei valgyti, tau nuolatos skauda, pučia, ten, žodžiu, viskas blogai, tai faktas tada įvertinus naudos ir žalos santyki, tada jau verta yra, tarkim, tą gydymą pradėti. Bet, kaip aš mėgstu dažnai sakyti, kad pirmiausia reikia būti praėjus išbandžius visas saugias alternatyves gydymo priemonės, ar ne, nepradėti iškart nuo antibiotikų. Yra daugybė variantų, kaip galima su ta bakterija susidoroti. Tai nepradėti iš karto nuo, gal sakykime, lengviausio, bet tokio, gal sakykime, lengviausio, bet žalingiausio gydymo antibiotikais. Lengviausias, nes, tai tiesiog, žinot, trumpai ganėtinai ar netrunka, vaistus įrašai, pagėriai, bet nereikia sukti galvos, nereikia apsikrauti, kažkur kažko ieškoti, bet tas gydymas, jisai turi ir
daug šalutinių poveikių. Taip, tai manau, kad kurie ir klauso šitą video, tai tikrai sąmoningi žmonės supranta, kad antibiotikai tai yra padeda, bet ir labai daug kur ir žaloja. Taip. Bet tikrai mes čia nepropaguojam, kad nevartoti, nes tikrai žmogus renkasi pats ir tikrai būna atveju, kai labai reikia jų. Bet dabar vat, yra taip, ar ne, pavyzdžiui, nu, žmogus jau gėrė kursą, gal net ir antrą kursą, kartojosi. Na ir galvoja, nu reikėtų gal paieškoti tų kitokių būdų, kaip tu ką tik paminėjai, kad tiesiog nes numato, kad nu, tai suksis ir suksis tas ratas. Tai tavo praktikoje, žinau tikrai, kad konsultuoji žmonės rekomenduodama ar ne natūralias maistinės medžiagas, paprastai tariant, papildus, nes buvom užsiminę, kad labai svarbi yra mityba, o šiais laikais mums susirinkti tų naudingų, reikalingų maistinių medžiagų iš maisto išties yra nelengva. Ypatingai dabar video eina žiemos metu, tai tikrai yra sudėtinga. Ir ką iš savo praktikos, Eglute, tu galėtum rekomenduoti iš tų papildų ir kodėl vat, būtent jos yra svarbios turint šitą bakteriją? Kadangi aš daugiausia patirties turiu su Nelife kompanijos papildais, tai man lengviausia būtų pasakyti būtent iš tos kompanijos papildų, kas galėtų padėti ir kas dažnai padeda žmonėms. Taip. Tai kalbant apie papildus, reikėtų paminėti, kad negalime dėti lygybės ženklo tarp visų papildų, kad ir tarp to pačio vitamino C. Yra natūralūs, pagaminti iš mitybos grandinės, yra susintetinti ir jų poveikis ir saugumas, efektyvumas yra visiškai skirtingi dalykai. Kaip ir omegų rinkoje yra be galo daug, tai irgi negali dėti lygybės ženklo, reikia atkreipti dėmesį į tam tikrus dalykus, į sudėtinės dalis ir ypatingai į saugumą. Aš labai dažnai kartoju ir pati laikausi tokio principo, kad norint padėti, labai svarbu yra nepakenkti. Ne, ir žinome tokį medicinos vadinamą tą tėvą Hipokratą, kurio čia tokia mintis, filosofija ir buvo. Norint padėti, svarbiausia yra nepakenkti. Tai kalbant apie papildus, kodėl jie yra reikalingi? Tai tu jau ir užsiminiai, kad jie yra reikalingi dėl to, kad mes tiesiog su maistu nebegauname mums visų reikalingų maistinių medžiagų. Kokių tų medžiagų mes nebegauname? Kokios medžiagos reikalingos, kad palaikyti skrandžio sveikatą ir virškinamojo trakto sveikatą, ar ne? Tai pavyzdžiui, cinkas. Cinkas mineralas, kuris yra labai labai svarbus gleivinės vientisumui, regeneracijai ir tai yra mineralas, kuris slopina Helicobacter pylori tą aktyvumą. Taip pat jisai reguliuoja imuninį atsaką. Tai reiškia, jeigu yra cinko trūkumas, imuninė sistema yra perkrauta. Jai yra sunku susitvarkyti su užduotimis, su įvairiomis infekcijomis šiuo metu, ar ne, ir tikrai reikia ir su virusais kovoti. Ir jeigu pasižiūrėti, kiek cinko mes suvalgome su maistu kasdieną, tai galite tiesiog tikrai šiais laikais nesunkiai susiskaičiuoti. Yra įvairios programėlės, kur susirašius tai, ką tu šiandien suvalgiai, tau gali programėlė paskaičiuoti, kiek tu kokių mineralų ir vitaminų gavai. Tai jeigu, tarkim, pagal senas rekomendacijas 15 mg būdavo dienos norma žmogui, ir ne, tai pagal čia senas rekomendacijas prieš 30-40 metų. Tai naujausios rekomendacijos yra, sako, kad reikia gauti minimum 30-50 mg dienai cinko. Kodėl šitai pasikeitė rekomendacijos? Todėl, kad mūsų pasikeitė gyvenimo būdas ir tam pačiam cinkui atsirado daugiau užduočių. Tiesiog jisai turi daugiau darbo. Daugiau mes, oksiduojamės, daugiau kvėpuojame užterštų orų, daugiau valgome toksinų ir tiesiog, mums daugiau visko reikia. Tai jeigu mes susiskaičiuotumėm
pagal tą, kaip minėjau, tarkim, lentelę, programėlę, ar nepamatytumėm, kad nu tikrai negauname nei tų 30 ir sunkiai gauname su maistu ir tuos pačius 15 mg. Tai Mhm. reiškia, jeigu mes turime pažeistą skrandžio gleivinę, mums neužtenka nei to 50 mg, nes profilaktinė dozė užtikrina tik tai palaikymą, kad, na, tiesiog palaiko, kad toliau neblogėtų, kad negriūtų tas namas ar ne toliau. Bet jeigu mes kalbam apie atstatymą, tai atstatymo dozės yra dauginamos iš 3-5 kartų. Tai įsivaizduokit, nu tai yra kiekiai, kurių jau suvalgyti nebeįmanoma iš vis. Nes jau čia būtų jau kilogramai nu, maisto vienu metu. Ir tai va reikalingas tam papildas ir yra išsigelbėjimas. Ir kas toliau? Kas dar iš vitaminų, iš mineralų, iš maistinių medžiagų, kas dar mažina bakterijos Helicobacter pylori aktyvumą. Tai vitaminas C, taip pat polifenoliai. Tai vitaminas C, pradėkime nuo to, kad tai yra visiems turbūt paprasčiausiai, nu, tiesiog geriausiai žinomas, labiausiai girdėtas Mhm. vitaminas, ar ne? Ir turbūt tikrai ir vaikas 2 metų pasakys, kur yra to vitamino C. Tikrai turbūt parodys ir rūgščią citriną, ar ne, ar dar tiesiog nu, kažkokį sugalvos, visi žinom, kur yra vitamino C. Ir atrodytų, jo yra visur, kiekvienoje daržovėje, kiekvienam vaisiui, bet mes negauname vitamino C šiuo metu todėl, kad mes vienas dalykas nevalgome žalio maisto pakankamai. Mes viską verdam, troškinam, kepam, o vitaminas tai yra labai jautrus. Ir užtenka 80 laipsnių temperatūros jam, kad jisai žūtų. Šaldymui jautrus, laikymui jautrus, jeigu tą kopūstą Rusiją laikome pasidėję, jau iki pavasario ten belieka keli procentai. Tik rauginimas padeda išlaikyti iki 40% maks vitaminą C, bet irgi žiūrint, kada tu paraugiai tą kopūstą. Ar tik nuskynęs, nupjovęs darže, ar tarkim paraugiai pavasarį iš to išlaikyto kopūsto, ar ne, nu tai irgi to C, kiek ten bus, bet tai yra maks, kas gali išsilaikyti ir augintas maistas. Ir jeigu mes kalbam apie daržoves, vaisius ir uogas, kur perkam prekybcentriuose, kurios yra išlaikytos ten mėnesiais ir nežinia kada nuskintos, tai to C vitamino ten yra labai mažai. Tiesiog jisai oksiduojasi nuo buvimo ir nuo cheminio apdorojimo, žinot, ar ne, apdorojamės ir daržovės Taip, vaisiai taip. įvairiais fungicidais, pesticidais, herbicidais ir taip toliau, ir vairiom priemonėm, kad išlaikyti jas nesupelijusias ir nesupuvusias. Ir, na, tiesiog vitaminas C yra labai mažai tame maiste. Ir tai yra labai svarbus vitaminas, kalbant apie tą Helicobacter pylori būtent apsaugą, kad jinai neatsirastų ir kad nevešėtų. O polifenoliai tai yra spalvos daržovėse, vaisiuose ir uogose, kurios nudažo mėlyną, violetinę ir geltoną spalvą mūsų maistą. Tai kiek reikia suvalgyti tų polifenolių turinčio maisto, ar ne, kiek reikia suvalgyti. Tai sveikam žmogui minimum 3-4 porcijas būtent polifenolių turinčio maisto. Ir jeigu obuolys, vat, jūsų kumščio dydžio obuolys, tai yra porcija. Ne, nu tai pagalvokim, kas tai būtų. Mėlynė, avietė, vyšnė, burokėlis, kaip minėjau, tas pats obuolys, serbentas, vynogė. Kaip ir atrodytų tokie žinomi, ar ne, ir taip atrodo lengva būtų tai padaryti. Bet kiekvieną dieną 3-4 porcijos sveikam žmogui. Ir jeigu tu turi helikobakter, ir jeigu tu turi aktyvią formą, tau reikia pasidauginti jau iš 3 arba 5 kartų. Ir tai jau tampa misija nebeįmanoma. Ar ne? Nes, kaip minėjau, Taip. simptomas, kai turi aktyvią formą, iš vis sunku valgyti yra kažką daugiau. Ir tada va būtent
natūralūs iš maisto grandinės papildai gali tau padėti šitą tikslą pasiekti. Būtent gauti tas medžiagas, kurios tą bakteriją sutvarkys. Ir būtent kas yra svarbu, kalbant apie polifenolius, kad jie turi tokį poveikį neleisti bakterijai įsisukti savo sraigtą į gleivinę. Mediciniškai tai skamba, kad slopina bakterijos adheziją, prilipimą prie Mhm. gleivinės. Kodėl mes, pavyzdžiui, visi dabar taip galbūt sakys, o jau dabar viskas aišku, kodėl, kai yra šlapimo, pavyzdžiui, pūslės uždegimas, žmonės žino tikrai, kad reikia gerti spanguolių arbatą, meškauogių arbatą, bruknių arbatą, nes tai yra būtent polifenolių šaltiniai ir jie lygiai taip pat neleidžia bakterijai prilipti prie gleivinės, įsisukti sraigtą ir dėl to bakterijai yra sunku pasidauginti. Tai polifenoliai elgiasi būtent tokiu principu skrandyje, kad trukdo helikobakteriui prisitvirtinti prie gleivinės, o bakterija dauginasi tik prisitvirtinusi prie gleivinės. Mhm. Tai kam vat reikalingi tie polifenoliai? Taip, kas toliau būtų pagal eilę, aš taip eilės tvarka panašiai susirašęs, kad pavyzdžiui, vat yra dar tokia medžiaga labai labai apsauganti, tiesiogiai veikianti prieš helikobakter pylori, tai yra sulforofanas medžiaga. Sudėtingas pavadinimas, bet tai yra Mhm. medžiaga, kurios yra brokoliuose, brokoliai. Brokoliai. Taip. Mhm. Ir įsivaizduokit dabar, brokolis turi būti natūralus, chemiškai neapdorotas ir kiekvieną dieną, jeigu turim helikobakter, 2 porcijas. Porcija, kaip minėjau, jūsų kumštis, ar ne? Taip. Ir ar tai įmanoma? Nu, pasistengus įmanoma, bet nu, aš nežinau žmogaus, kuris kiekvieną dieną norėtų suvalgyti 2 porcijas brokolių. Tai va būtent Neolife kompanijos Cruciferus Plus tabletė gali padėti tą brokolį suvalgyti. Mhm. Kas toliau yra dar svarbu, tai ir karotenoidai, tai yra medžiagos, kurios nudažo maistą raudona oranžinė spalva. Tai žinom, pomidorai, morkos, braškės, persikai, moliūgas, tai yra paprika, karotenoidus kaupiančios daržovės, vaisiai, uogos ir šitos medžiagos atstato gleivines, regeneruoja, kad jos atsinaujintų, kad jos būtų, kad jos būtų tokios tolygios, nepralaidžios. Mažina taip pat uždegiminius procesus šitos medžiagos. Ir jų nepatikėsite, sveikam žmogui reikia 5 porcijų per dieną. O jeigu yra reikalų jau su gleivinėmis pažeistomis, vėl prisiminkit, dauginam iš 3-5 kartų. Ir tai gaunasi 15 arba 25 porcijos morkyčių. Neįmanoma. Neįmanoma. Tai, tai va, tai tokie reikaliukai ir gal, sakykime, link pabaigos, kad tas sąrašėlis žmonėm neatrodytų kažkoks labai, nu, kad čia, tai kai pradedi šnekėti, atrodo su žmogum, kad, nu, ir to reikia, ir to reikia, ir iš tikrųjų visko reikia. Bet dar Taip. norėčiau dar nepamiršti ir paminėti 2 labai svarbias medžiagas, 2 papildus, tai yra omega-3 riebiosios rūgštys, tai yra priešuždegiminės medžiagos, o būtent ta helikobakter ir kelia uždegimą ir to uždegimo suvaldymui reikia omega-3 riebių rūgščių, kurių daugiausia galime gauti valgydami laukinę jūrinę riebę žuvį. Ar valgote laukinę, jūrinę Jūrinė. riebę žuvį? Į savaitę bent minimum 3 kartus. Čia sveikam žmogui. Jeigu turite Mhm. bakteriją, dauginate iš 3-5 kartų. Ar valgote tiek? Nu, jeigu nevalgote, reiškia, omega negaunate. Ir jeigu galvojate, kad iš prekybcentrių žuvyje, pirktoje žuvyje yra pakankamai omega-3 rūgščių, tai tada pasigilinkite labiau ir pamatysite, kad ten yra tų omega rūgščių tik pėdsakai ir gauti šių medžiagų yra neįmanoma valgant ūkiuose užaugintą žuvį.
Neįmanoma. E, Kas dar labai svarbu, kalbant apie omegą, tai kad kitą kartą mes helikobakter gydydami ne priežastį sprendžiam, o pasekmę. Vat norim tą bakteriją sunaikinti ar ne, bet kokia priežastis, dėl ko jinai ten vis atsinaujina, dauginasi ir pavirsta ta aktyvia forma, o gal priežastis yra būtent stresas. Gal yra priežastis, kad tu neadekvačiai reaguoji į tą stresą, kad tau iš mažos muselės kiekvieną dieną didžiulis dramblys pasidaro. Tai būtent, kada trūksta omega-3 riebių rūgščių, žmogui į stresą neįmanoma reaguoti adekvačiai. Neįmanoma. Tai tiesiog šios medžiagos gali padėti suvaldyti stresą, ko pasekoje ta bakterija nebesiaktyvuos. Nu, įsivaizduokit, nu taip atrodytų paprasta, ar ne? Taip. Ir nepamirštame, būtinai nepamirštame gerųjų bakterijų. Mūsų organizme gyvena 100% bakterijų. Ir pagal rekomendacijas, pagal visas taisyklės, kaip turėtų būti, jeigu norim būti sveiki ir pas mus nebujotų tos blogosios patogeninės, tai turėtų būti taip, 80% gerųjų, 20 patogeninių. Gali būti gerųjų ir daugiau, bet svarbu patogeninių nebūtų daugiau. Ir kada yra disbiozė, kada jau 80% gerųjų nebėra, kada jų sumažėja, tai tą vietą užima patogeninės. Jos pradeda bujoti. Nu, įsivaizduokit, jeigu jūsų organizme turi būti 100%, o gerųjų sumažėjo iki 70%, nu, tai reiškia, blogųjų padaugėjo iki 30%. Labai paprastai. Ir kada netrūksta organizme gerųjų bakterijų, tos patogeninės irgi neturi šansų daugintis ir, na, tiesiog jos yra pačios imuninės mūsų sistemos stabdomos, nes gerosios žarnyno bakterijos tai yra mūsų imunitetas, tai yra mūsų imuninė sveikata. Čia vėlgi nenoriu labai sudėtingai nueiti didelius aiškinimus, kad nebūtų žmogui sudėtinga suprasti, bet, na, tiesiog stengiuosi visada pasakoti taip, kaip kad ir pirmokui būtų aišku. Nu, tai įsivaizduokit, kad jeigu mes esame praėję 1-2 kursus antibiotikų ar ne, arba mūsų mityba yra skurdi, mes negauname su maistu gerųjų bakterijų, nes nevalgome rauginto pieno, nevartojame naminių pasukų, naminio pieno pasukų. Jeigu mes tik tai parduotuvinį rūgpienį kefyrą gerime, nes jis yra pasterizuoto pieno, ar ne, tai jau yra kitos kultūros. Jeigu mes nevalgome raugintų daržovių, vaisių, uogų, mes neturime šansų tą savo žarnyno bakterijų, tą visą kultūrą atstatyti tinkamai. Ir kai paklausiu, žmogaus paklausiu, kada paskutinį kartą, sakau, vartojai antibiotikus. Nu, sako, neatsimenu, gal prieš 3 metus. Ir tada paklausiu, kada paskutinį kartą valgiai iš parduotuvės mėsą, žuvį, ar pieno produktus, ar kiaušinius. Nu, tai sako, šiandien. Arba vakar. Tai sakau, tu ir antibiotikus vartoji šiandien arba vakar. Nes mūsų maiste labai daug kur, beveik visur, iš tų išvardintų produktų yra antibiotikų pėdsakai. Antibiotikų likučiai. Bet kas atsitinka, kai likutis po likučio, pėdsakas po pėdsako, ne? Kas atsitinka per dienų dienas, per mėnesius ir metų metus? Nu, gaunasi jau reikšmingas kiekis. Ir tos mūsų bakterijos vis jos mažėja, traukiasi, o patogeninės daugėja, plečiasi. Tai jeigu anksčiau buvo galvojama, kad gerasias bakterijas reikia vartoti tik po antibiotikų kurso, tai dabar jau rekomenduojama tą kursą panaudoti kartą arba kelis kartus per metus. Aš gerasias bakterijas naudoju jau dabar, galvoju, gal 8 metai.
Mhm. eidama miegoti. Ir Kiekvieną tikrai tik dieną. kiekvieną dieną. Nu, retkarčiais prasileidžiu, bet į savaitę taip stengiuosi kokius 4-5 vakarus nepamiršti. Mhm. Tai sakyčiau, kad tai yra labai gerai ir turiu tikrai labai gerą rezultatą. Čia dar įsiterpsiu, prie tos pačios temos, kad vien apie gerasias bakterijas esam padarę įrašą, tai tikrai kam įdomu irgi galite pasižiūrėti. Tai Eglutė dar kažką norėjai pridurti, ar čia buvo toks jau iš tų paskutinių Ką aš dar papildukų? norėjau pridurti, nes aš irgi čia taip ruošiausi, kad kažko, nes vis atrodo, kad dar to paskui nepasakiau, dar to nepasakiau. Ko aš dar nepasakiau? Hmm? Žinau, kad kiek esu girdėjusi ir iš patirčių žmonių, kad dar būtent labai gerai veikia pačią skrandžio gleivinę ir aloe vera gėrimas. Tai nežinau, va šitas ar Taip, irgi ačiū labai, kad užakcentuojamas. priminiai. Gal, sakykime, Taip. alijošiaus gėrimas Kaip nėra jūs? maisto grandinė, nu, kad ta prasme valgomas Mhm. kiekvieną dieną, ar ne? Tai Taip, gal, va, sakykime, tai, ką prieš tai suvardinau, tai yra maistinės medžiagos iš maisto grandinės, kurias mes turėtumėm gauti kiekvieną dieną. O taip. alijošiaus gėrimas, aloe vera, būtent jisai padeda, kada yra pažeista gleivinė, kada yra sudirgusi ir kada yra jau uždegimas. Tai iš tiesų Mhm. labai gerai padeda ją atstatyti ir naudoti esant poreikiui. Ar tai kažkokį pasigauti žarnyno infekciją, ar dabar tikrai siautėja labai daug žarnyno infekcijų visokių ir rotai, nora, visokių Mhm. enterovirusų. Tai tikrai labai labai geras produktas ir išbandytas. Ir ką dar norėjau paminėti, kad ir šiaip, pavyzdžiui, būna kitas syk ar ne pavalgai, ką nors ir sunkiai virškinasi, nu, neišvengiamai būna, kad visokie ir gimtadieniai, ir vakarėliai, Taip. ir padarom vieną kitą nuodėmę, tai galima tiesiog irgi kaip tokį, nu, kaip sakau, virškinimui pagerinti, panaudoti. Nereikia būtinai laukti, kol susirgsim. Supratau. Čia jau padarėm kaip ir reklamą. Taip, bet labai labai ačiū, Lai- kad priminiai. Bet iš tikrųjų, kodėl jį mes čia taip pakeliam, todėl, kad tai yra natūralus produktas, ar ne? Mhm, taip. Tai yra Ir dar jau natūralus. jeigu tu apie tai pradėjai kalbėti, tai dar tada galim paminėti, pavyzdžiui, ir tokį kalcį magnį produktą. Mhm. Kalcį magnį, kuris, pavyzdžiui, padės žmogui išgyventi tą periodą, kol jam ta gleivinė tvarkysis, kol ta bakterija trauksis, tiesiog susitvarkyti su refliuksu, su tuo rūgštingumu, kuris degina gerklę, degina na tiesiog ar nebūna, kad grįžta ta rūgštis ir balso stygas gali pažeisti ir nemalonus tas jausmas, skausmas, tai tas, žodžiu, irgi kalcis magnis sukramtyta viena ar dvi tabletės gali tiesiog tam momentui nugesinti rūgštį ir tokiu būdu padėti išvengti vartoti vaistus rimtesnius, kurie turi šalutinių poveikių. Tai labai labai tau ačiū, Glutė. Iš ties labai tokia naudinga informacija man. Aš dar ten norėjau įsiterpti, bet galvoju, tau netrukdysiu tam momente, kai tu pasakei, kad yra aktyvios, neaktyvios ir mes sunaikinam tik aktyvios, o paskui atsibunda neaktyvios. O jie, tau galvoju, ko ten pas mūsų tik nevyksta. Ir tikrai su tavim kiekvieną kartą, kai kalbinu, nu, vis dar kažko naujo sužinau. Tai va šitą tikrai man buvo vėl kažkas naujo. Ir manau, kad žmonėms, kam reikia, kas domisi, tikrai išgirsta pateiktą tavo informaciją. Ir ką dar noriu pasakyti, kad mes ar ne paminėjom Neolife kompanijos papildus, ar ne, maistinės medžiagas, tai viskas yra, kaip ir minėjo Eglutė, iš maisto grandinės, ką žmogus geriausiai atpažįsta ir įsisavina. Ir tai yra tiesiog natūralios, saugios
vartoti kiekvieną dieną nuo vaikučio iki pat pabaigos amžiaus, kaip sakant. Ir turbūt dar tokį dalyką norėčiau paminėti, kad eglutė žmonėm veda asmeninės konsultacijas. Tai jeigu jums būtų įdomu ir jūs norėtumėte asmeniškai pabendrauti ir sudaryti tų maistinių medžiagų ar ne sąrašiuką, eglutė labai labai kruopščiai išnagrinėja, išklausinėja, žodžiu, ne tik apie jūsų skranduką, nes mes esam visuma ir labai svarbu yra atsižvelgti viso organizmo visumą. Kaip ir minėjo Eglė, reikia surasti priežastį, kodėl taip vyksta. Kai surandam priežastį, yra žymiai, žymiai lengviau viską ištaisyti. Ir tas papildų vartojimas yra kiekvienam asmeniškai yra sudaromas. Ir tai, ką jūs dabar išgirdo, tai yra bendrinė informacija. Nes mes esam visi labai labai skirtingi ir tie poreikiai mūsų gali būti labai labai skirtingi. Tai jeigu yra noro ar tiesiog jaučiat poreikį, galbūt kažkam žinot, kam ši tema yra labai labai svarbi, aktuali, pasidalinkit šito video, mes būsim labai labai dėkingos. Tai turbūt mano paskutinis žodis, nebent Eglutė dar kažką norėtum Ne, aš pridurti. tiesiog noriu padėkoti tau, kad tu mane vis kalbini ir padėkoti kiekvienam klausytojui, kuris klausosi ir žinom, kad jau turim tokių sekėjų, kurie nepraleidžia nei vieno video, tai labai ačiū Jums, Jūs tikrai Tai mus skatinat eiti į priekį, galvoti naujas temas, galbūt net negalvot, o jas iškelti, nes tų temų yra tiek daug, net nereikia nei galvoti, tik tai reikia pasiruošti, reikia apie jas kalbėti. Ir jeigu ne jūs, tai būtų beprasmiška tai daryti, jeigu neklausytumėt niekas. Tai ačiū labai labiausiai klausytojam. ačiū tau, Eglutė, ir sakau tada Ačiū. iki sekančių. Iki sekančių. Ate.